Kuomet kalbame apie grindinį šildymą, pirma kylanti asociacija tai yra būtent su vandeniu šildomomis grindimis. Tačiau yra ir kita alternatyva, tai yra elektrinis infraraudonųjų spindulių grindų šildymas. Jis yra skirstomas į dvi pagrindinės kategorijas, tai yra sauso montavimo ir šlapio montavimo. Sauso montavimo kategorijai yra priskiriama anglies pluošto grindų šildymo plėvelė. Ji yra montuojama po visomis sausomis grindimis, kaip laminatas, vinilas, parketlentės, suklik sistema. Šlapio montavimo yra tinkliukai su vario arba anglies pluošto kaitinimo elementais ir jie yra montuojami į visus skystus statybinius mišinius, tokius kaip plytelių klijai, išlyginamasis sluoksnis ar betono sluoksnis. Aš išskirčiau 3 pagrindinius aspektus, kodėl reikėtų rinktis infraraudonųjų spindulių grindų šildymą. Pirmas aspektas yra tai, kad naujoje statyboje žmonės nenori savo sienų užkrauti tradiciniais radiatoriais. Jie atrodo neestetiškai, užima sienų erdvę, bei šildymas yra labiau lokalus. Taip pat grindinis šildymas nedžiovina patalpų oro, kaip yra su oras-oras sistema. Antras aspektas – inertiškumas. Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildymas yra kur kas mažiau inertiškas negu lyginant su vandeniu šildomomis grindimis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sistema kur kas greičiau iššils. O greitai šylanti sistema yra labai didelis privalumas, kuomet mes norime pasilaikyti patalpose skirtingą temperatūrą arba norime tą temperatūrą sukelti greičiau. Ir trečias aspektas yra kaštai. Šios sistemos įsigijimo ir montavimo kaštai yra kur kas mažesni, jeigu lygintumėm su vandeniu šildomomis grindimis. Infraraudonųjų spindulių grindų šildymas yra tinkamas tiek senos, tiek naujos statybos būstuose. Gana dažnai tenka girdėti žmonių nuomonę ir baimės dėl elektrinio šildymo kaip labai brangaus šildymo. Tačiau naujos statybos būstai šiomis dienomis yra labai sandarūs, jų energetinis poreikis tom patalpom apšildyti yra labai nedidelis. Taip pat neretai, ypatingai žmonės turintys naujos statybos būstus, yra ne tik elektros vartotojai, tačiau ir jos gamintojai, kas ilguoju laikotarpiu ypatingai sumažina eksploatacijos kaštus. Kalbant apie senos statybos butus ir namus, neretai namuose yra būtent centrinis miesto šildymas su radiatoriais, o vandeniu šildomų grindų nėra galimybės pasidaryti. Senos statybos būsto atveju galima turėti tiek papildomą grindų šildymą, tiek ir pagrindinį. Papildomą grindų šildymą mes laikome tuomet, kaip norime apšildyti konkrečias patalpų zonas. Na, sakykime, vaikų žaidimo vieta, svetainėje esanti laisvalaikio zona arba miegamajame perėjimuose tarp lovų esančiose zonose. Pagrindiniu šildymu laikome tuomet, kaip mes šią sistemą įrenginėjame jau visame grindų plote. Ir ką mes gauname? Mes gauname visas šiltas grindis, kurios įšilusios mums akumuliuoja šilumą į kambarį ir taip sušildo patalpas. Paimkime šiandien kaip pavyzdį už manęs esantį modulinį namą, kuris yra maždaug 55 kvadratinių metrų viso ploto. Šiame name mes šildysime nepilnai 50 kvadratų viso grindų ploto. Šildymo sistema buvo parinkta sauso montavimo, tai yra anglies pluošto šildymo plėvelė, nes galutinės grindys yra numatomos laminatas. Tokios sistemos kaina šiam namukui kainavo 1700 eurų jau su išmaniais, programuojamais ir per nuotolį valdomais termostatais. Jeigu mes kalbėtumėme apie šlapio montavimo grindis, tai ta suma svyruotų nuo 1500 eurų iki 2500 eurų jau su išmaniais ir programuojamais termostatais.
Mūsų įmonė šildymo srityje turi labai didelę ir ilgametę patirtį. Tad paskambinkite mums, parašykite arba atvykite pas mus į mūsų prekybos salonus esančius Vilniuje bei Kaune. Pasidalinsime turimą patirtimi ir rasime geriausią jums tinkantį sprendimą. Šiandien su jumis buvau aš, Martynas iš Rubisolio įmonės. Ačiū jums už dėmesį ir susitiksim kitose objektuose.